Sveiki, čia makiažo Zuzis Gintarė ir šiandien mes jums parodysime, kaip teisingai reikėtų modeliuoti veidą. Ir tuo pačiu žinoma, kurioje teisingoje vietoje užsidėti reikėtų skaistalus. Taigi šiandien mes naudojame, Make Up Forever 20 numerio pudrą. Taip pat naudojom Lift Concealerį. Naudojom kamufliažo rinkinį ir taip pat naudojom modeliažo rinkinį bei skaistalų rinkinį ir taip pat birę pudrą ir pagrindinius teptukus, kurie atrodo maždaug taip. Tai yra skystai pudrai skirti naudoti teptukai. Tai yra būtent šitas užtepimui jos. O šis teptukas yra paskirstimui įvairių kamufliažų. Taip pat pudrą tepėm su štai tokiu didžiuliu teptuku. Su štai šiuo skaistalus. Ir šiuo naudojomės dengdami veidą kamufliažu. Taip pat ir šiuo, kur reikėjo mums smulkesnes vietas prieiti tiesiog su šviesia spalva. Tai yra visos priemonės, kurias mes naudojom šiandien mūsų mokomajam video ir tikiuosi, jog jisai bus jums labai naudingas ir išmoksit kažką naujo. Taigi pasižiūrėkit. Pirmiausia, pasidengiame veidą su pudra ir šį kartą dengiame šiek tiek kitokiu būdu. Mirkom specialų teptuką arba kabukį teptuką į pudrą ir sukamaisiais judesiais dengiam ant veido. Šis būdas tinkamesnis švarios odos savininkėms, o tos, kas turi spuogelius, verčiau rinktis dengimą pirštais, kempinėle. Na, galbūt teptukų plokščių. Taip pat su kamufliažu dengiame visus veido raudonumus, spuogelius, patamsėjimus. Užmaskuojame tiesiog. Ir tą aš darau dėl to, jog kitokiu būdu labai nusivalo visas padengtas kamufliažas, bet jeigu norite, nėra klaida dengti kamufliažą po pudrą. Na, sakykime, specialų žalį kamufliažą dėrėtų turbūt tikrai po pudrą dengti. Ir tuomet veidą dengti kempinėlę, nes mažiau nusivalys visų kitų. Ir užfiksuojam su biria pudra. Ir mūsų veidas yra paruoštas modeliavimui. Modeliavimui pasirinkau štai tokią modeliažo paletę iš Make Up Forever. Dabar imam tamsias spalvas su kirstu teptuku dideliu. Šiek tiek pabaksnojam ir nupurtom dažų perteklį. Kaip rasti vietą, kurioje reikėtų dengti modeliažą? Turite užčiuopti savo skruostikaulį ir tą vietą, kurioje jisai baigėsi. Ir štai ta vieta pas Liną yra štai, kur juodas teptuko kotelis eina ir toje vietoje turėtų būti tamsiausiai padengta modeliažu. Ir tai būtų teisinga vieta, kur dengti. Tokiais braukiamaisiais, sukamaisiais judesiais galima tiesiog lieti į plaukų liniją. Ir šiek tiek aukštyn, šiek tiek žemyn, jog dažas nebūtų užkirstas labai griežtai. Taip pat modeliuojam visą veido ovalą palei plaukų liniją ir žandikaulio liniją. Taip, štai dengiam. Patamsinam švelniai. Tiesiog mums modeliavimas padeda sukurti
šiek tiek lieknesnį veido vaizdą ir šiek tiek labiau 3D efektą, nes kai pudra uždengia, mūsų veidas niekada nėra visiškai vienos spalvos, dėl to jisai tarsi kuria 3 dimensijų vaizdą, o štai uždengus pudrą vienodo ir lygaus atspalvio mes gaunam plokščiai šiek tiek vaizdą, dėl to modeliuojam veidą. Ir kaip matote, dengiam modeliažą pasmakrėje bei žandikaulio linijoje. Kai dengiate žandikaulį, tamsinate, kuriate šešėlį, tai reikėtų pravesti liniją tiesiog iki ausies, netgi už ausies. Taip, veido ovalas formuojamas. Ir štai dabar pamatysite, kaip užvedam. Ir matot, už ausies tiesiog patamsinam taip pat. Su šviesia spalva dengiame skruostus, paakius, smakrą, kaktą, kaktos centrą, su smulkesniu teptuku nosies briaunelę bei lūpų linkį. Štai dabar dengsime skaistalus ir renkamės tokią gana šviesią rausvą spalvą. Taigi nusišypsokite ir raskite savo skruosto aukščiausią tašką ir nuo jo derėtų pradėti skaistalus dengti. Ir juos išlieti į plaukų pusę. Ir taip pat sulieti su modeliažo linija. Taip, šiek tiek sukamaisiais judesiais, šiek tiek braukiant pirmyn atgal ir dengiam skaistalais. Jeigu sunku lietis to pačiu teptuku, pasiimkite pudros teptuką ir su juo tiesiog prabraukite keletą kartų. Jisai nuvalys perteklių dažų ir sukurs šiek tiek lengvesnę liniją, labiau išplaukus. Ir štai mūsų veidas paskutiniai prisilietimai. Ir taip yra paruoštas veidas tolimesniam makiažui, akių bei lūpų. Ir galite pasižiūrėti, kokie rezultatai. Kol kas ryškaus skirtumo nematysite nuo veido, jisai tiesiog atrodys natūraliai. Tiesiog oda lygesnė ir jūsų veidas turi reljefą. Taigi, tikiuosi jums patiko, buvo naudinga ir iki kito karto.